Mieli klausytojai, mūsų bendruomenės gerbėjai, mūsų kanalo siekėjai, šiandien kalbėsiu apie dėkingumą. Šita tema man yra aktuali ir svarbi labai, nes galiu pasakyti, kad mano įtikėjimas, atsivertimas, tarnavimas ir lankymas šitos bendruomenės jau daugiau negu kad 30 metų prasidėjo nuo dėkingumo. Dėkingumas buvo ta paskata, kurios dėka aš atėjau čia, aš įtikėjau, aš atpažinau Dievo aplankymą ir tebesu čia iki šios dienos. Dėkingo žmogaus gyvenimas skiriasi nuo nedėkingo žmogaus gyvenimo, kaip žemė ir dangus. Palaiminto žmogaus gyvenimas skiriasi nuo žmogaus aukos gyvenimo kaip žemė ir dangus. Mano pačios istorija prasidėjo nuo to, kad aš kaip pianistė, baigusi aukštuosius mokslus, susipažinau su šios bendruomenės lankytoja ir jinai mane atvedė čia. Ir aš jums pasakysiu, ne tas atėjimas buvo ta pradžia, nuo kurios aš pradėjau savo kelią, bet dėkingumo jausmas. Talentas, be kurio tiesiog menininko gyvenimas negali įvykti. Talentas duotas dangaus. Talentas duotas Dievo. Talentas duotas kaip dovana. Tiesiog dovana. Tu nežinai už ką, dėl ko. Paskui gyvenimo tarnavimo kely tu sužinai dėl ko. Bet pradžioj tu tiesiog tau davė ir pažėrė. O kaip mes žinom, kad kiekviena gera dovana ateina iš Dievo. Ir manyje gimė jausmas padėkoti. O kaip aš galėjau padėkoti? Kaip pianistė aš galėjau padėkoti ateidama į šlovinimo tarnavimą, išbūdama čia ir tarnaudama daugiau negu kad 15 metų šlovinime. Bet paskata man buvo dėkingumas. Aš suvokiau tuomet, kad aš kažkaip tai turiu atsidėkoti. Aš kažkaip turiu padėkoti tam, kuris man viską davė. Ir tuomet jaustis nuraminta, jaustis gerai. Padėkojusi, jaustis gerai, padėkojusi, suprasti, kad būtent tai, ką aš turiu padaryti, išreiškiama mano dėkingumu Dievui. Žinoma, toliau savo tėvams, šeimai, bendruomeniai, mokytojams, savo giminiai. Bet šiandien aš nenoriu eiti taip giliai. Aš noriu tik pasakyti tokį dalyką, kad dėkingumas yra kelias į džiaugsmą, į pilnatvę ir artimesnį ryšį su Dievu. Pradžioj dėkingumas gimsta kaip mandagumas, nes mes vaikus mokom būti dėkingais kokiu būdu. Padėkoti, pasakyti ačiū. Ir ilgainiui tas tampa įpročiu. Bet vargas yra tuo atveju, kai tas dėkingumas ir tampa įpročiu, tik įpročiu. Kada pasijungia tik tais lūpos, o širdis tame nedalyvauja. Žinoma, pradžioj yra labai gerai, kad lūpos pasijungia, žmogus pratinamas prie mandagumo. Mes visi pradedam mokytis kažkokiu tai sudėtingų dalykų. Mes pradedam mokytis nuo labai paprastų. Ir vaikui tiesiog, vaiką pamokyti būti dėkingam, pasakyti ačiū, užleisti vietą, tiesiog tai yra būtina. Toliau.
Gyvenime vyksta įvairūs įvykiai ir atrodo, kad viena situacija, kita situacija ir tas dėkingumo jausmas, jisai persikelia į širdį, jeigu jisai persikelia. Yra tiesiog palaiminta, kada dėkingumas išreiškiamas ne tik lūpomis, bet ir širdimi, kad savo gyvenimo raidoj, savo sąmonėjimo raidoj žmogus supranta, už ką jisai turi būti dėkingas. Ir čia prasideda dalykai. Tam tikras antagonizmas, prieštaravimas, jeigu, tarkim, man dabar nesiseka arba kažkoks nelabai sėkmingas, laimingas tarpas mano gyvenime, už ką man dėkoti. Bet vėlgi aš grįžtu prie to, kad nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje tu esi, kokiose aplinkybėse tu esi. Dėkingumas tai yra tam tikra prasme tas inkaras, kuris tave laiko ir tave išneš. Dėkingumas yra tikro gyvenimo prielaida, pagrindas, priežastis, kaip norit, taip ir sakykit, viena iš, bet labai svarbi. Mano gyvenime yra buvę tokių atvejų, kai aš susidurdavau su sunkiais iššūkiais, finansiniais, karjeros, sveikatos. Ir žinot, tuomet tikrai nebuvo lengva dėkoti. Bet aš buvau tada ką tik įtikėjusi ir labai pažodžiui priėmiau žodį, Dievo įsakymus, tiesiog patarimus, raktus į sėkmę, į sėkmingą gyvenimą, palaimintą gyvenimą. Ir aš dėkojau. Būdama visiškam nulyje, aš dėkojau. Gulėdama ligoninės palatoje, aš dėkojau. Ir tuomet, žinot, mano protas žaidė su manim tokius žaidimus. Už ką tu dėkoji? Tu stovi ant ribos. Dar nieks neaišku, kas su tavim bus. Bet žinokit, tuomet mano tikėjimas mane tiesiog išvedė ir užkabino ant dėkingumo. Ir aš tiesiog dėkojau už sveikatą, už prasiveržimą, už finansus, už gyvenimą. Ir ilgainiui vaisių reikėjo palaukti, bet ilgainiui aš supratau, kad čia aš teisingą pasirinkau kelią ir taktiką šitoj kovoj, šitam ėjime, kovoj ir ėjime. Šiandien aptarsime 3 klausimus. Kodėl mes turime būti dėkingi? Kas trukdo ugdyti dėkingumą? Ir kaip šiandien ugdyti dėkingą širdį? Kodėl turim būti dėkingi? Nes Dievas yra visų gerų dalykų šaltinis. Man kartais atrodo, kad tam tikras gerbūvis, sveikata, stabilumas, šeima, giminė, bendruomenė, tai yra savaimiai aiškus dalykai, bet taip nėra. Taip nėra, tai yra dovana. Ir kada tu akimirksniui sustoji ir supranti, kad galėjo būti visai kitaip, bet iš didžios Dievo meilės ir malonės tau duotas šansas, tau duota dar viena diena, tau duota šeima, tau duoti draugai, tau duota viltis, tau duota sveikata. Deja, mes apie tai pagalvojam praradę tuos dalykus. Ir visai neseniai atsitiko toksai įvykis, man matant tiesiog nukrito nuo alpo viena moteris, jauna moteris. Ir žinot, aš atsidūriau toj vietoj, aš paskambinau į greitąją pagalbą, jie atvažiavo, pradėjo daryti jai dirbtinį kvėpavimą ir buvo panašu, kad tiesiog labai sunkus atvejis, ar tai insultas, ar tai infarktas, aš nežinau, aš tiesiog žiūrėjau į tą moterį, keliavau namo
Ir pagalvojau, kaip įdomu, dar prieš sekundę, prieš minutę šita moteris vaikščiojo, juokėsi, gyveno, kūrė kažkokius tai planus ir atsitiko. Ir galvoju, va šitos va trapios akimirkos, buvimo čia ir dabar ir suvokimo, kad tu kvėpuoji, kad tu esi, kad tu turi mamą, tėtį, brolį, sesę, kad tu turi vyrą, žmoną, vaikus, draugus, kad tu esi sveikas, tau niekas neskauda. Tai yra tiesiog išblaivinančios akimirkos. Mane tos akimirkos kiekvieną kartą grąžina į dėkingumą. Suprasti, kad visa tai, kad tu turi šiandieną, nėra savaime aišku. Daugelis žmonių viso šito neturi. O mes dėja lyginamės ir žiūrime į tai, ką kiti žmonės turi, o mes neturim. Ir vat šitas dalykas, lyginimasis, tiesiog užblokuoja dėkingumą širdyje. Širdis patampa tvirta, kieta, nes tu nesi savim. Tu visą laiką prisimatuoji savo kito žmogaus gyvenimą, net nesuprasdamas ir nematydamas. Tu matai tik tai čia ir dabar akimirką, socialiniuose tinkluose, reklamą, tiesiog stebėdamas kitus žmonės, artimo, tolimo rato, ir tu pradedi lygintis. Ajajai, vat jisai turi, o aš neturiu, aš toksai vargšas, aš tokia vargšė, o tai vat matai, nenusisekęs mano gyvenimas. Tuo tarpu, kad tu nieko nežinai ir nematai apie šitą žmogų. Tu nežinai, kaip jisai atėjo į šitą tašką taip vadinamos sėkmės arba tikros sėkmės. Tu net nežinai, ar tai iš tiesų palaiminimas tai, kame jisai šiandien yra. Ir ar tau būtų tai palaiminimas. Ir šitoj vietoj yra labai išblaivina tas supratimas, pamatymas savęs, kas tu esi, koks tu esi ir kas tau tinka. Vėlgi noriu užakcentuoti, kad tas lyginimasis, pavydas, lyginimasis labai užkietina širdį. Ir tu iš palaiminto džiaugsmingo žmogaus patampi visiška auka, sugriuvelis. Tarkim, kažkas gyvenime šiuo momentu eina ne taip, kaip tu norėtum. Žinoma, mes gyvi žmonės, mes turim jausmus ir jausmai yra mūsų palaiminimas. Žinoma, mes pasigodžiam, žinoma, mes ieškom pagodos, išgelbėjimo, supratimo, žinoma, mes norim išsišnekėti. Bet suprantat, ilgainiui, jeigu tu užsibūni įstringi tame, tu eini tiesiog dugnan. Ir šitoj vietoje vėlgi mano gyvenime yra buvę dalykų, kada aš stovėjau akivaizdoje gyvenimo ir mirties, sėkmės ir nesėkmės, gyvenimo ir negyvenimo. Ir kiekvieną kartą mane gelbėjo tas fokuso perkelimas. Ojojoj, šiandien va taip ir taip mano gyvenime, koks minusas, kokia aš nelaiminga. Palauk, tu lyginiesi su tuo, kas atseit neturi tų minusų, bet tu pažiūrėk į savo pliusą. Tu pažiūrėk į pliusą ir pasistiprink, padėkok Dievui. Dieve, ačiū tau, kad šiandien man yra taip ir taip ir taip ir taip. Man šiandien skauda galva, man nugara, koks aš nelaimingas. Žinoma, čia yra labai juokingi pavyzdžiai, yra labai rimtų problemų, bet vėlgi tas dėsnis, jisai niekur nedingsta. Jisai veikia ir mažame, ir dideliame. Kodėl mes turime dėkoti Dievui? Todėl, kad viskas, kame mes šiandien esam, nėra savaimiai aišku, tiesiog va taip turi būti, nes milijonas žmonių to neturi.
Kas trukdo ugdyti dėkingumą? Lyginimasis, pavydas, pyktis, neišspręstos vidinės problemos, aklumas, kai tu nematai, už ką tu savo gyvenime turi dėkoti. Kas trukdo ugdyti dėkingumą? Kartuojas man viena pagrindinių priežasčių yra pavydas ir lyginimasis. Kas trukdo ugdyti dėkingumą? Nedėkingumas trukdo ugdyti dėkingumą. Ir jeigu papraktikuoti dėkingumą pradžioj iš mandagumo, pradžioj kaip tokia regula sausa, kada aš gulėjau ligoninėje ir dėkojau už tai, kad aš esu ligoninėje, man pačiai buvo juokinga. Galvoju, Dieve, už ką tu dėkoji, tu ligoninėje esi. Tau bloga. Aš dėkojau Dievui už sveikatą, dėkojau už sveikatą, už sveikatą, už sveikatą, už sveikatą, dėkojau, aš tiesiog kaip užsivedusi dėkojau. Nes man buvo aišku, tuomet absoliučiai aišku, kad čia yra mano raktas į sveikatą. Prisiminkim Paulių, kuris išsivadavo nuo kalėjimo pančių, šlovindamas ir dėkodamas. Ir žinot, kada aš įtikėjau, dėkojimas ir suvokimas, kad mane išgelbėjo, o man reikia gelbėtojo. Mane išgelbėjo. Ir aš esu dėkinga už tai, kad mane išgelbėjo. Pradžioj tas gelbėjimas, išsigelbėjimas mano pradedančios tikinčiosios tiesiog formavosi rėmose dangus žemė, dangus pragaras, rojus pragaras. Ilgainiui ėjo laikas, aš studijavau žodį, aš bendravau su palaimintais savo draugais, aš lankiau palaimintą mūsų bendruomenę. Ir ilgainiui ta savoka manėje gilėjo, kad aš esu išgelbėta ne apskritai abstrakčiai ir aš kažkada tai būsiu laiminga, sveika, sėkminga, mylima, mylinti, išgydyta, o aš jau dabar esu tokia. Aš jau dabar esu tokia. Ir čia žemėje būnant šioje akimirkoje, šiuo laiku, aš galiu išgyventi tą išgelbėjimą. Ir tas išgelbėjimas persikėlė, ta savoka persikėlė iš proto į jausmą, kad aš šiandien galiu gyventi ir patirti tas palaimintas akimirkas, laisvės, visiškos pilnatvės, visiško pakankamumo. Ir žinoma, kaip tada likti nedėkingam? Kaip tada nepakelti akių į dangų ir pasakyti, Dieve, dėkoju tau. Dieve, dėkoju tau, kad tu mane išgelbėjai nuo to. Ir neapskritai išgelbėjai kažkada, tai vat rytoj, poryt, arba danguje aš būsiu išgelbėta ir eisiu. O aš galiu šito išgelbėto žmogaus gyvenimą, priimto, pamilto, Dievo pamiltos moters gyvenimą gyventi šiandien, kiekvienoj akimirkoj. Ir tada mes, kai mąstom apie tos dalykus, tai širdyje natūraliai gimsta dėkingumas. Žiūrėkit, du žmonės gali gyventi panašiuose aplinkybėse. Vienas nuolat skundžiasi, o kitas net mažus palaiminimus pastebi. Vat ir įdomu, kuris iš jų bus vientisesnis, laimingesnis, energingesnis,
kuris iš jų turės entuziazmą. Žiūrėkit, išgelbėjo Kristus neregius, išgelbėjo, aš jau dabar nepasakysiu, ten 10 jų buvo, ar 11, ar 9. Visus išgelbėjo, gražino regėjimą žmonėms. Ir tik vienas sugrįžo, tik vienas sugrįžo. Nieko čia, netoksai santykis. Ir žinokit, čia yra ne tada tik vienas sugrįžo, o dabar visi, kad ir sugrįžtų. Nesakyčiau, kad tas dėkingumas šiandien yra tam tikras deficitas, nes žmonės gyvena labai gerai. Ir mes suvedam į šitą sąvoką labai gerai tą išorę, materialinius dalykus. Nu, ko čia man dar dorėti? Nu, ko čia man būti dėkingam? Aš viską turiu. Dažniausiai turi ne tas, kuris turi daugiau, o tas, kuris labiau vertina tai, ką turi. Ir paradoksas pasakyta, kad kas turi, tam bus pridėta, o kas neturi, iš to bus atimta. Nes turėjimas yra rezultatas kažkokių tai, jeigu jau kalbėti apie mūsų veiklas, mūsų supratimą, mūsų raidą, turėjimas kažko tai, nesvarbu ar materialių dalykų, ar dvasinių dalykų, turėjimas gyvenimo de jure ir de facto yra du skirtingi dalykai. De jure mums gyvenimas tas duotas, o de facto kaip mes jį tokį padarom, kad jisai tiesiog džiugintų ir mus, ir mūsų kūrėją. Kaip šiandien ugdyti dėkingą širdį? Tiesiog stebėti save smulkmenuose. Nes viskas prasideda nuo mažų dalykų. Jeigu tu nuoširdžiai negali padėkoti žmogui, kuris tave užleido eilėj, kažin ar tu sugebėsi padėkoti, ar tu pamatysi, jeigu tu nepamatysi šito, nepamatysi uodo, tu ir dramblio nepamatysi. Kažin tu sugebėsi įžvelgti tokių didelių dalykų, didžių dalykų, kuriuos Dievas tau padovanojo. Ir tau dalyvaujant jie įvyko tavo gyvenime. Neužmirškime padėkoti už atsakytas maldas. Ir šiandien tiesiog, šią akimirką, pagalvokime, už ką aš dėkingas Dievui. Sustokime, nuraminkime visą tą triukšmą galvoj, ko aš neturiu, norėčiau, galėčiau, o už tai, ką aš dabar turiu, ką aš dabar turiu rankoj. Aš turiu save. Aš turiu išgelbėtą gyvybę. Aš turiu užtarėją. Aš esu mylima, aš esu priimtina. Aš turiu šeimą. Aš turiu draugų. Jeigu tu neturi šeimos, taip vadinamos vyras, žmona, jeigu iškeliavo anapilin mama ar tėtis, tu turi draugus. Pasidaryk pats draugiškas. Padėkok savo draugams, kad jie yra tavo gyvenime. Pradėk dėkoti žmonėms. Ir tu pamatysi, kad tavo draugų ratas plėsis ir plėsis. Aš turiu darbą. Aš turiu bendruomenę.
Aš turiu namus. Kiek žmonių šiandien neturi namų? Kiek žmonių šiandien neturi darbų? Aš neturiu darbo, už ko man čia dėkoti? Dėkok, kad turi, nes neturi tik šiandien. O jeigu murmiesi, tai visą laiką neturėsi. Matyk, kad tu turi darbą ir padėkok Dievui, Dieve, aš turiu darbą. Tau sunku, taip sunku. O visi tikri dalykai, jie kančiose gimsta. Niekam nieko nelengva daryti. Štai kodėl vienas turi, o kitas neturi. Ir tas, kuris turi, tam bus pridėta. O tas, kas neturi, tam iš to bus atimta. Ir aš norėčiau pabaigti šiandien savo tokį pasidalinimą trumpu apibendrinimu, kodėl turim būti dėkingi. Nes viską, ką turim, yra iš jo. Kas trukdo ugdyti dėkingumą? Daug kas. Bet pagrindiniai pavydas, lyginimasis, piktis, žaizdos, neatleidimas trukdo ugdyti, trukdo būti dėkingam. Neatleidimas, brangūs žmonės, neatleidimas. Kaip kasdien ugdyti dėkingą širdį, būti dėkingam mažame. Ir šiandieną noriu pabaigti savo šitą trumpą pasidalinimą mintimi, kuri man labai patinka. Jinai taip pagal mane, šita mintis, jinai taip mane guodžia, jinai taip mane energizuoja. Mes esam sukurti pagal Dievo vaizdą ir pavydalą. Tas, kuris yra aš esu, sukūrė tą arba tą, kuris irgi yra aš esu. Aš esu sukūręs savo panašų pagal vaizdą ir pavydalą. Tai reiškia, aš irgi esu, aš esu. Aš esu pilnatvė, nes jis yra pilnatvė. Aš esu meilė, aš esu pakankamumas, aš esu drąsa, aš esu gailestingumas, aš esu dėkingumas. Ir mums dar neatėjus į šitą žemę, ta sėkla visko, visų šventosios dvasios dovanų sėkla jau į mumis įdėta. Ir aš jau esu gimusi tokia, kokiai man lemta tapti. Ir visas gyvenimas yra tas tapimas iš aš esu, kuris jau dabar viduj esu, su visu rinkiniu dovanų, charakterio savybių, pašaukimų, likimo, tapti į tai, į tą aš esu tapti. Ir gyvenimo dalis, tikro gyvenimo, nenoriu šiandien taip garsiai minėti misiją, nes misija yra labai, labai plati savoka. Gyvenimo kelias, tikro gyvenimo kelias, atrasti savyje tą aš esu, užauginti sėklą į vaisių ir tapti dėkingam už tai, kas yra mano pradžia, mano kelias, mano gyvenimas, mano tiesa, tas, kuris atėjo į šią žemę, visą tai manifestavo ir sakė,
sek paskui mane. Ir savo kalbos pasidalinimo pabaigoj norėčiau pasimelsti kartu su jumis. Brangus Tėve, dėkoju tau. Dėkoju tau už šią akimirką. Dėkoju tau už gyvenimą, dėkoju tau už viltį, dėkoju tau už save, dėkoju tau už išgelbėjimą. Dėkoju tau už tai, kas mano gyvenime įvyko, vyksta ir dar įvyks. Padėk man, Viešpatie, per gyvenimą eiti su dėkinga, jautria, matančia ir pastebinčia širdimi. Ir ten, kur aš apanko ir mano širdis traukiasi ir sukietėja, tiesiog būk ta šviesa, tas iniciatorius to mano akių pakelimo ir širdies pakelimo į tave. Dėkoju tau, Viešpatie. Dėkoju tau, Viešpatie. Dėkoju tau, Viešpatie, už viską, ką aš turiu, už viską, kas aš esu. Ir dėkoju tau, kad tu apsaugojai mane nuo to, kas man nepriklauso. Ačiū tau, Viešpatie. Ir tebūna tavo valia per amžių amžius. Amen.